darbas Kawasaki fanai, vulkanų, vakierų, vankierų, ten ir visų kitų reikalų. Trumpas video, dar vienas vulkanas. Žodžiu, skundėsi savininkas, kad, nusipirko prieš keletą metų ir važiuoja, nelabai. Tai atvežė pratestuot, pareguliuot, žodžiu, pasirodo jau jisai buvo programuotas, šitas motociklas. Ir buvo darytas, ne ant stendo, ta prasme, tiesiog ekoflešas, tai parodysiu, kaip galima nugrybauti, programuojant tokį motociklą ir nebūtinai tokį, be realių matavimų ir taip toliau. Kadangi čia V-formos variklis, tai ypatingai svarbu yra kiekvieną cilindrą reguliuoti atskirai V-formos, neunifikuota. Tai visada tas ekoflešas vadinamas yra, kai programuoji softą nuo su tokia pačia konfiguracija, tarkim stokas, stokinis išmetimas, jokių kitų modifikacijų, variklio kompas ten vienodų kodų ir panašiai, ir vienas mocas būna darytas, tarkim, ant stendo, ir tada jo programą realiai galima panaudoti ant kito tokio motociklo. Taip, tai nebus tikrai idealu, korekcijų kažkokių reikės, bet tikrai motociklas važiuos geriau, kai bus įrašyta protestuotas variantas, turiuomenį programos. Tai jeigu daryti tik vadinamą tą ekoflešą iš viso, galim pavadinti taip, iš lempos kūro tas korekcijas, ne? Visus kitus parametrus, ten uždegimo sistemas, ten sklendės visokios, ten ribotuvai ir visa kita, taip galima juos padaryti be motociklo, nėra problemų, bet kūrą sureguliuoti be motociklo. Ekoflešas, ir jeigu neturi realaus testuoto motociklo su tokia pačia konfiguracija, idealiai sureguliuoto, ir padarai korekcijas, kaip pasakykim, taip kaip tu numanai, ne? Kad galėtų būti ir turėtų būti. Ne visada yra taip, kad daugiau galios, daugiau kūro reikia. Tai čia būtent toks variantas ir yra. Tas motociklas yra darytas, pasakysiu, kieno jis yra darytas mano. Ir tai buvo turbūt ar 3 ar 4 metai galbūt atgal. Jisai tikrai nebuvo reguliuotas ant stendo. Darėm tą, kaip pasakyta, pigesnį biudžetinį variantą pagal žmogaus norus. Sąlygų sureguliuoti ant stendo. Jeigu jis darytas, gal ir prieš tiek laiko, gal ir sąlygų net nebuvo, dabar bijau pameluoti. Bet, žodžiu, be motociklo, be realių matavimų yra labai sunku tą dalyką numatyti. Kažkokią ten nupirktą ir kitą programą įrašyti būtų, aš manau, lygiai tas pats, kadangi tokiem motoram ypatingai yra svarbu kūras. Ir jeigu kūras yra blogai sureguliuotas, visi kiti parametrai jie tikrai neužglaistys. To galios trūkumo, to visų kitų dalykų ir taip toliau. Tai ten tie ribotuvai, diesel cut funkcija, tas gazo sušvelninimas, lambda zondo atjungimai, tos visus dalykus galima daryti be moco, taip, tai kažkoks bonusas bus. Bet jeigu kažkas turi tokį motociklą ir norit reguliuotis, tikrai rekomenduoju geriau jum paaukoti ir sumokėti ekstra, bet turėsi tikrai gerą rezultatą. Tai parodysiu taip, kaip, pavadinkim, kaip yra be jokio pavyzdžio padaryta iš lempos, ne? Tai kitas niuansas taip pat mocas. Nežinau, ten per keletą metų gali jam kažkas, tarkim, nežinau, ten atsitikti, ne? Ten kūro sistema ten sugesti ir panašiai. Žmogus sakė, kad kai bake būna mažai bake būna, bake būna mažai kūro ir mocas yra užkaitęs labai kažkur, ta prasme, ten tikrai pasmaugia padražę. Tada lyg tai jisai atbunka, dingsta trauka ir panašiai. Tai čia tas niuansas. Taip pat gali būti kūro siurblys. Kaip jisai aušinasi? Jisai aušinasi benzinu. Jeigu jo yra mažai, siurblys kaista, jis taip pat gali neišduoti kūro slėgio tokio, kokio reikia. Tos galios gali būti mažiau. Tai šiandien aš išsimatavau, einam turbūt iškart prie tų skaičių. Maksimali galia, kitų gazo diapazonų nerodysiu, yra labai panašus prieaugiai. Mažesnės gazo padėtis taip pat apie 20, 15 AG ir taip toliau. Ten dinogramas iškarpysiu, įdėsiu aš video gale. Tai su tokia galia aš įgavau. 56 arklios, tai yra žiauriai mažai, galit pasiversti, kiek čia tų kilovatų aplamai. Šitie VN, jie nėra stiprus, galingi, turiuomenį motociklai. Ten su kokiu VZR 1.8 palyginkit, tai tas VZR ten kaip raketa pagal šitą.
Žodžiu, bet biški charakteristikos ten kitokios yra. Tai buvo 56 arklio galios, dabar po pilno sureguliavimo, po realių matavimų yra 77 arklio galios. Tai koks yra prieaugis, ne? 21 arklio galė pykė, tai yra labai daug. Tai tokie reikalai.